Kaip išmokti skaityti matricą? Matrica tai yra ta erdvė, kurioje tu gyveni, kurią tu matai aplinkui, kurią tu kvėpuoji, su kuria tu komunikuoji. Žodžiu, viskas, kas aplinkui tave vyksta, kiekvieną dieną, tai yra matrica. Ir matrica su tavimi kiekvieną dieną komunikuoja, bet šito didžioji dauguma žmonių šito realiai nesupranta, kad kaip ta pati matrica gali su tavim komunikuoti, kaip ta aplinka gali su tavim komunikuoti. O jinai komunikuoja nuolatos per įvykius, per situacijas, per žmonės, per tai, ką tu jauti, per tavo ligas, per tavo nesėkmes, per tavo susidūrimus kažkokius, atsitikimus kažkokius. Tai yra nuolatinė komunikacija su tavimi. Ir jeigu tu visą tai žiūri tiesiog kaip, tiesiog gyvenu gyvenimą. Gyvenu, kažkaip jisai vyksta, kažkokios čia problemos, kažkokie čia nesklandumai, kažkokios čia lygelės, kažkokie skausmeliai, kažkokie pabėrimai, kažkokios dar ten, krūva reikalų vyksta tavo gyvenime. Ir jeigu tu juos priimi tiesiog, kad tai yra gyvenimas, ten visi vargsta, visi serga, visiems sunku, reiškia, tu neskaitai matricos. Neskaitai žinučių, kurias siunčia pati ta matrica per žmonės, per situacijas, per įvykius, o jinai nuolatos su tavimi komunikuoja. Ir jeigu tu pradedi stebėti, ką ji tau siunčia, tada tu supranti, ko jinai iš tavęs nori. Pradedi suprasti, ko ta matrica, kūrėjas, visata, matricos architektai, ko jie iš tavęs nori. Nes jie visą laiką pointins į tas tavo kūno, proto, emocijų dalis, kurioms reikia pokyčio, kurios turi transformuotis, kurios turi paaugti. Reiškia, tavo užduotis, stebint tai, kas vyksta tavo gyvenime, priimti tuos įvykius kaip pamokas, žmonės, tuos pačius, kurie tuos įvykius atneša, irgi priimti kaip mokytojus. Ir tada tavo kelionė prasideda į viršų, reiškia, tavo sąmonės augimas prasideda, nes tu pradedi priimti įvykius kaip pamokas ir žmonės kaip mokytojus, nes supranti, kad per tos įvykius ir per tos žmonės su tavim komunikuoja matrica, su tavim komunikuoja realiai kūrėjas. Ir jis visą laiką tau rodys, kur tu turi daryti pokytį. Ar tai bus be pasikartojanti emocija, ar tai bus be pasikartojanti liga, ar tai bus be pasikartojantis santykis, tai skausmingas kažkoksai. Jis kartosis tol, kol tu neišmoksi tos pamokos. Aišku, šituose dalykuose naviguoti pačiam yra gan sudėtinga, jeigu neturi patirties. Pas mane, kadangi ta patirtis šitų klausimų yra didelė, tai aš visada galiu tau padėti suprasti, ką tau matrica siunčia per žinutes, per žmonės, per ligas, per emocijas, tas pačias be pasikartojančias. Aš tau galiu dekoduoti tai, jeigu tu pats to nesupranti. Tai jeigu nori išmokti ir suprast, kodėl tavo gyvenime vyksta dalykai tokie, kokie jie yra, kurie tavęs netenkina, nes tai tiesiog nepatinka tai, kas vyksta. Arba bandyk tai suprasti pats, arba kreipkis į tą, kuris tau padės tai iškoduoti.